parlamento narys Darius Mackevičius. Gerbiami tautiečiai, malonu Jūs matyti čia susirinkusius. Malonu matyti politinės organizacijas, svečius. Ir kaip ir kiti, aš noriu padėkoti visų pirma Ukmergei, nes Jūs pasėjot sėklą, kuri duos gerą vaisių ir išplis po Lietuvą. Ir grąžinsim mes atgal šilumos tinklus. Žingsnis po žingsnio eisim link pergalės. Mes negalim leisti Rubikonui šėlt tiek, kiek jis šėlsta šiandien. Jo tikslai yra nesustoti ties šilumos tinklais. Jie nori statyti šiukšlių deginimo įmonę, privatizuoti poliklinikas, privatizuoti ligoninės. Jie ruošiasi atimti iš mūsų mokslo įstaigas. Šiandien bandoma sugriauti mokyklų, ūkį, bandoma įdiegti sistemą, kuri uždraus mokyklom patiems samdytis darbuotojus. Šitus darbuotojus konkurso būdu jie turės samdytis iš privačių įmonių. O tai yra labai brangu. Jie turės už kiekvieną aukšto valymą mokėti atskirai. Kiek kartų ateis valytojai, tiek ir mokės. Mokyklos atsidurs ties bankroto riba. Ir šita nešiška valdžia atėjus laikui pasakys, atleiskit, mums per brangu išlaikyti mokyklas. Atiduokim privačiom įmonėm ir viskas bus gerai. Jos tvarkysis, tik privatus kapitalas gali išmokyti mūsų vaikus. Už ką mes mokėsim? Ar turėsim susimokėti už mokslą? Neturėsim. Jie bando įdiegti, reiškia, privačias ligoninės ir poliklinikas. Poliklinikos neišsilaiko. Rajonuose uždarinėjimus ligoninės, visi šitą žino. Jeigu jie pasieks savo tikslus, mes liksim be kelnių. Pirmos profsąjungos, kurie susidarė iš apačios, pirmininkė Irina Judina. Labą dieną, mėly Vilniečiai ir svečiai, ukmergiškiai. Labai džiugu Jūs matyti, iš viršaus aš matau, kad nėra mūsų tiek daug. Ir viena korespondentė paklausė manęs, kaip Jums atrodo, ar tos problemos rūpi tik tai daliai, kuri šiandien susirinko, kur tie žmonės, kurie moka kiekvieną mėnesį tas didžiulės sumas ir kodėl jie šiandien neatėjo. Norėčiau sugretinti du dalykus. Šitą rūpimą problemą ir tos problemos, kurios kyla profsąjungom, kai jos bando su darbdaviais spręsti minimalių algų klausimus. Mes ateinam į darbą, atidirbam milžiniškos valandų kiekius ir gaunam 650. Ir iš tų pačių 650 mes turim atiduoti pusę tų pinigų už šildymą. Daugiau, net daugiau. Kai mes bandom protestuoti prieš šitą, žmonės yra nusivylę, kad gali pakeisti šią situaciją. Jie bando vienytis į tas profsąjungas ir sakyti, kad mes nesutinkam su tokia padėtimi. Tačiau kas iš to gaunasi? Žmonės yra persekiojami, metami iš darbo ir prasideda toks žiaurus spaudimas, kad žmonės išeina ir sako, mes nieko negalim padaryti. Ir tada profsąjunga sako, taigi susivienykim, tikrai jeigu mes ateisim ne 100, ne 200, o 1000, turės tas darbdavys mus išgirsti, kaip šiandien turėtų mūsų valdžia išgirsti, kad mes nenorim šitaip gyventi. Yra labai skaudi situacija, galbūt tie, kas sėdi ir šypsosi mum iš televizoriaus ekranų kiekvieną dieną, gal jie nežino, koks yra tas gyvenimas sunkus. Tiesiog norėčiau pakviesti visus, išmeskit tą nusivylimą ir parodykim valdžiai, kad mes tikrai norim kito gyvenimo ir kad mes verti. Ar tą tiesų kelią mums nuties į Europą, į tas Airijos, Olandijas, Danijas ir visas kitas šalis, ar tik to mes verti išsiųsti savo vaikus. Taigi aš noriu, kad mes tikrai stotume kartu ir sakytume, kad šita žemė priklauso ir mums. Ir mes čia galim ir turim teisę gyventi. Taigi už savo teisės kovokim tikrai, eikim į gatves, šaukim savo pažįstamus, raginkim žmonės vienytis ir atmesti tikrai nusivylimą. Tikrai mes galim pakeisti šią situaciją, tai yra mūsų rankose, kadangi mūsų yra 1000, jų yra tik tai 5%. Dėkui uždėmesi. Jeigu bendrų sutarimų mes ją priėmam, tai bus šio renginio, šio mitingo, tai bus dokumentas, oficialus dokumentas. Pirmų punktų rezoliucijai tarp reikalavimų įrašyta nutraukti spaudimą Ukmergės
ir visom kitom savivaldybėm, kurios nusprendė nutraukti ar peržiūrėti sutartis su šilumos tiekėjais. Pakeisti šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnį, įteisinti savivaldybės teisę ir pareigą kontroliuoti šilumos tiekėją. Trečias. Įpareigoti STT ir FNTT atlikti antikorupcinį šilumos ūkio įstatymo vertinimą. Įteisinti, ketvirtas punktas, įteisinti visų dokumentų pasirašytų tarp savivaldybių ir šilumą tiekiančių privatininkų viešimo tvarką. Tai yra visas turtas, mūsų visų turtas perduotas privatininkam ir valdomas, už jį turi būti atsiskaityta. Penktas, komunaliniams įmonėm įteisinti socialinės svarbos statusą. Tai yra specialų statusą, kuris įpareigos buhalterinę apskaitą tiekti viešai. Mes turim žinot, iš ko perka šilumininkai ką ir už kiek parduoda ir kiek iš tikrųjų jam tai kainuoja. Šešta, uždrausti sandorius tarp susijusių komunalinio ūkio įmonių, kad tarpusavį vieno šeimininko įmonės negalėtų pirkti parduoti taip, kad užkelti dirbtinai kainas. Septintas, nustatyti maksimalią šilumos kainą atsižvelgiant į realias šilumininkų sąnaudas miestuose ir rajonuose. Aštuntas, nustačius neteisėtai iš vartotojų išreikalautas permokas už šildymą, grąžinti jas vartotojams iš šilumininkų lėšų. Ir prierašas, šį reikalavimą taikyti ir antriniam šilumininkų įmonėms. Tai yra, kad jeigu šilumininkas slėpdamasis nuo šios pareigos išsivestų į savo pačių įmonės kapitalą, kad būtų išieškot ir iš jų. Devintas, patvirtinti šilumos ūkio decentralizavimo strategiją, kurios tikslas suteikti vartotojams galimybę šildytis tuo būdu, kuris jam yra patogiausias. Ir paskutinis punktas, pažangių miestų, tokių kaip Ignalina ir Radviliškis pavyzdžių, plėtoti šilumos gamybą iš vietinio alternatyvaus kūro. Iš tikrųjų, vietinio kūro Lietuvoje organinio yra pakankamai. Ir dabar tai yra 10 punktų, kurie, jei jūs visi pritarėt, bus išsiųsti į vyriausybę ir Lietuvos Respublikos Seimui. O dabar renginį skelbiu baigtų ir dar viena informacija iš Socialistinio liaudies fronto. Gerbiami mitingo dalyviai, pirmoje vietoje turiu prisistatyti. Esu Antanas Zalieckas, Socialistinio liaudies fronto pirmininko pavaduotojas protestiniam judėjimui. Kadangi nesam buvę informuoti, kad tie žmonės, kurie nuengė tautą, kurie nualino, šiandieną vėl ruošiasi rinkimams ir toliau strateguos, kaip apgauti jūs ir ką daryti. Toje pasiekoje šiandien organizuoju piketą. Pikete galima dalyvauti 9 žmonėms. Yra žmonės pasiruošę. Tačiau palaikantis ir norintys gali eit, gali neit. Vyksta jų suvažiavimas, kaip šitas, prie kongreso rūmų. Jeigu šitą gatvelę eiti, tai vadinasi 300 metrų. Mes išreikšime savo valią, lygiai taip pat kaip ir socialdemokratams, lygiai konservatoriai. Jie mums padarė blogą, jie mums toliau daro. Gėda jiems bus prieš mus. Ačiū už dėmesį. Dabar piketo dalyviai, prašome į priekį ir einame į piketą. Konservatoriai, kreipiasi į jūs Socialistinio liaudies fronto mitingo dalyviai. Gimė šį mūsų idėją eksfrontu. Mes turėtume išreikšti savo valią ir požiūrį į jūsų nualintą tautą. Mes, kai buvo 20 metų atgal, ėjome kartu, dalyvavome ir norėjome, kad Lietuvoje žmonės būtų laisvi. Šiai dienai, ką mes turime, praktikuojama apgavystė, atseit laisvi. Kokie laisvi, jeigu žmogus valgyti neturi, jeigu Vilniuje
nepaslaptis žudosi šeimos, tai yra vyras su žmona. Jie nusižudė, ne vardan to, kad žudytis, bet vardan to, kad neturi ko valgyti. Ir jūs, ramia sąžinė, dabar susirinkę, strateguojate, ar išvyti Kubilių, ar pastatyti dar ką nors, ir kad vėl toliau vyktų apgavystė, tautos alinimas. Taip yra. Gėda jums! Gėda! Gėda! Juk pripažinkime, nesenas projektas 2K, ką reiškia Kubilius ir Kirkilas. Ir jūs tada atėję, štai sakote, žiūrėkite, mes geručiai darome, ką panas Kubiliau darai. Šiai dienai žmonės alkani, jeigu jums maža 9000, išeikit, pažiūrėkit, už ką dirba policininkai, už ką dirba kultūros darbuotojai, už gračius. Ir jūs vėl turite sąžinę šiandien susirinkti, užimti rūmus ir sakyti, mes dėl tautos, jūs stengiatės ateityje vėl apgauti tautą, vėl kaip nors įlysti į savivaldybę. Kreipiuosi į stebėtojus piketų. Žmonės, būkite budrus, žinokite, už ką ir dėl ko balsuojate. Eikite kartu su Socialistiniu liaudies frontu, tai partija, kuri pasiruošusi už jūs, su jumis kovoti už savo teisę, už savo vaikų gyvenimą. Ko bijot, ponai konservatoriai, iš aukštai žiūrite, ateikite, pasirodykite tautai, kas vagia. Kubilių mes žinome, bet jeigu jūs esate eiliniai ir garbingi konservatoriai, ateikit, pabūkime kartu ir pasakykite savo taip priplėkusiai vyriausybei. Užtenka, ponai, tautą alinti, juk nori valgyti visi. Ir ponas Kubiliau, jie girdi be abejo, pažiūrėk, už 6, 7, 800 pragyvenk, jūs Rubikonui atiduodate teisę, valdžią ir jie paima neraudonuodami 6, 700 iš 800 iš žmogaus. Kas jam belieka? Belieka didinti savižudžių gretas. Kur mūsų tauta? Kur mūsų jaunimas? Užsienyje jų nėra. Pagalvokite, ateis laikas. Aišku, jums nėra pagalvoti, jūs dabar prisiplėšite. Turite sočiai. Ir kam jums galvoti apie rydieną? Užteks to, ką jūs dabar prigrobėte ir grobėte. Negi jūs galvojate, kad tauta yra be smegelių, jie nemato, jie nežino. Mes viską matome, viską žinome ir jums sąskaitą po truputį pateiksime. Ne iš karto. Kas, jeigu norite skaičių, prašau, kas padarė šovinių gamyklą, konservatoriai, 250 milijonų. Kas apvogė tautą su Alitos privatizavimu, 40 milijonų. Socialdemokratai ir konservatoriai. Ar negėda? Pagalvokite. Ir jeigu jūs turite sąžinės,